Susipažinkite su dėdė Semu. Jis turi daug neapmokėtų sąskaitų, apie $4 trilijonus per metus. Dėdės Semo pajamos siekia $2 trilijonus per metus. Kad padengtų skirtumą, deficitą, jis daro tai, ką visi darome – skolinamės pinigus. Kai dėdulė Semas pasiskolina pinigų, juos pavadina obligacija. Obligacijas gali turėti bankai, investuotojai ar netgi kitos šalies vyriausybės. Dėdė Semas prisižada mokėti palūkanas už obligacijas, kaip tai darai ir tu, imdamas bet kokią paskolą. Daugelis galvoja, kad padengs paskolas kreditinę kortelę. Lygiai taip pat daro dėdė Semas. Jis pasiskolina, vėl sudarydamas obligacijas, kad padengtų jomis senas skolas. Visos šios skolos ypatingai palūkanos auga. Šiuo metu dėdė Semas pasiskolinęs $14 trilijonų. Žiūrint iš kitos pusės, 14 trilijonų tai tiek pat, kiek visas JAV nacionalinis bendras vidaus produktas per metus. Visa virtinė visų prekių ir paslaugų pagaminama JAV ekonomikos per metus. Tai toks didelis kiekis pinigų, kad dėdė Semas nebežino iš ko skolintis ir jis turi problemų tiesiog apmokėti palūkanas. Akivaizdus sprendimas būtų sumažinti išlaidas arba padidinti mokesčius. Bet jei sumažinsi išlaidas, žmonės, kurie išleidžia pinigus, skųsis, kad neturi pinigų išlaidoms ir kad jis žlugdo ekonomiką. Jeigu jis padidins mokesčius, kad uždarytų šią spragą, žmonės tikriausiai ne tik turės mažiau pinigų išlaidoms, bet turbūt prasidės ir riaušės. Taigi, dėdė Semas renkasi lengvą kelią pasidaryti pinigų, tiesiog atspausdinti jų. Jis paskambina Federaliniam rezervui, kuris yra JAV centrinis bankas, ir iš oro atsiradęs doleris pasklinda po visos Amerikos bankus. Problema yra ta, kad kuo daugiau ko nors yra, tuo jis mažiau vertingesnis. Tas pats galioja doleriui. Kuo daugiau dolerių apyvartoje, tuo jie turi mažesnę pirkimo galę. Štai kodėl produktai, kaip benzinas, maistas ir auksas, darosi vis brangesni, kol dėdė Semas pinigus gamina iš oro. Produktai iš tikrųjų nėra mažiau vertingi, tai jūsų pinigai nuvertėja. Tai vadinama infliacija. Prisimenate užsienio vyriausybės, kurios skolino dėdei Semui? Kai jie skolina JAV vyriausybei, nutinka kai kas įdomaus. Tai priverčia JAV atrodyti turtingesnė, o trečiasias šalis neturtingomis. Kai šalis atrodo neturtinga lyginant su JAV, tada $1 įperka to šalies daug pinigų. Taigi jie gali mokėti darbininkams kelis skatikus į dieną. Su tokiomis mažomis darbo išlaidomis jie gali parduoti produktus Amerikoje už mažiausią rinkos kainą. Lengviausias kelias JAV kompanijoms konkuruoti yra perkelti gamyklas į užjūrį ir mokėti darbuotojams taip pat tik po kelis skatikus. Taip įvyksta recesija. Amerikiečiai praranda savo darbus, nebemoka mokesčių ir pradeda naudotis JAV nedarbingumo privilegijomis. Tai reiškia, kad dėdė Semas turi mažiau pajamų ir daugiau išlaidų. Tuo pačiu metu žmonės, kurie dar turi darbus, pradeda bijoti juos prarasti. Taigi jie privalo dirbti daugiau už tai negaunant atlygio. Kai doleris yra bevertis ir tu jo daugiau nebeuždirbi, tai vadinasi stagfliacija. Štai todėl dėdė Semas ir atsiduria aklavietėje. Jis negali padidinti mokesčių ar sumažinti išlaidas, nepabloginant recesijos. Ir jis negali kreiptis į federalinį banką, kad atspausdintų daugiau pinigų, nepakeldamas infliacijos. Dabar jis galėtų skolintis pinigus, bet dabar jis net negali susimokėti už palūkanas, kurias privalo grąžinti. Tai viską paverčia į neišvengiamą bankrotą. Ir ne tik. Po 2 mėnesių ar 2 metų ateis ta diena, kai dėdė Semas nebeišsimokės skolų. Kai tai atsitiks, bankai, investuotojai ir užsienio vyriausybės, kurie įtraukti tai, nebeišsimokės savų skolų. Lygiai taip pat kaip dėdė Semas. Vyriausybės, bankai ir korporacijos iš tikrųjų neturi pinigų. Paprasčiausiai jie turi skolas vieni kitiems. Jeigu kažkuris iš jų tampa nebemokus, viskas pradeda griūti. Jeigu investuotojai nebemokus, tada korporacijos nebeišsimokės darbuotojams. Jeigu bankai nebemokus, jūs nebegalėsite paimti paskolos ar naudotis kreditinę, ar netgi išsiimti savo santaupas. Jeigu užsienio vyriausybės tampa nebemokios, jų pačių bankai ir korporacijos apturės tas pačias problemas. Tai vadinama ekonomikos žlugimu. Tai niekada neatsitiko anksčiau, todėl niekas nežino, kaip gali baigtis, kiek tai truks, ar netgi kada išlipsim iš jos. Kortų kaladė jau pastatyta. Nėra jokio neskausmingo būdo sugriauti ją dabar.
Ką mes galime padaryti, tai informuoti visus, kas akivaizdžiai dabar vyksta ir pasiruošti, galbūt labai nepaprastoms aplinkybėms. Skaitė Kyvi, įgarsinta Kyvi studijoje, releizą rasite bitmania.net.